Policija apklausė vieną aktyviausių protesto akcijų Garliavoje dalyvių. Pareigūnai pradėjo tyrimą dėl susirinkimų įstatymo pažeidimų, savivaldžiavimo ir antstolio garbės ir orumo įžeidimo. Jį žmonės nuvijo nuo Venskų namų ir neleido įteikti teismo nutarties, įpareigojančios Drąsiaus Kedžio dukteriai grąžinti motinai Laimutei Stankūnaitei. Antstolis sustabdė Dievas. Kaip Dievas? Nieko, kaip antstolių neteisėtas teismo sprendimas sustabdėm. Tėvo pagalba, maldos ir Dievo pagalba. Apklausė viskas policininkai labai geranoriškai. Paprasta apklausa ir viskas. Į policiją iškviesta ir apklausta ir Kedžio teta Audronė Skučienė. Jis sakė, kad pareigūnai jai pretenzijų neturi, bet aiškinasi, kas protestų prie Venskų namų organizatoriai ir kas trukdė antstoliui atlikti savo darbą. Tai yra tikrai neteisėti veiksmai ir mano žiniomis asmenys, kurie patį pirmą kartą, kada turėjo antstolis atvykti, paimti mergaitės, kurie trukdė jam, jie bus nubausti. Šiai dienai yra sprendžiamas toliau kitų asmenų patraukimo atsakomybėn klausimas. Nes kitaip, manau, kad situacijos neįmanoma bus kontroliuoti. Įstatymai už susirinkimų ir kitų masinių renginių taisyklių pažeidimą numato baudą nuo 500 iki 2000 litų arba areštą iki 30 parų. Donatas Stundis, Vilma Garlinskienė, Mantas Beiner, LNK žinios.